Taip, tai 1 minutė po 10 valandos, tai nežymiai vėluodami galime neskubėdami pradėti savo trečiąjį webinarą iš webinarų ciklo skirto sveikatos priežiūros įstaigoms. Aš esu Darius Paulikas, esu Ailo Lekstal advokatas, konsultuoju sveikatos priežiūros įstaigas ir vaistų gamintojus ir vaistų tiekėjus medicinos ir farmacijos teisės klausimais. Tai tenka dirbti su gydytojais, su pacientais, taip pat klausimai susijusiais su valstybinio socialinio draudimo biudžetu. Ir dažnai bendraudami su tom įstaigom matome kai kurias problemas ir skaudulius, su kuriais susiduria gydytojai. Tai savo webinarų ciklą pradėjome iš pradžių šnekėdami pirmajam webinare apie draudimą, privatų ir socialinį draudimą, sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Antrajame webinare kalbėjome apie asmens duomenis ir tiesioginę rinkodarą sveikatos priežiūros įstaigose. Na, o šiandien trečiajame webinare kalbame apie darbo teisę ir jos ypatybės sveikatos priežiūros įstaigose. Tai per ateinančias 1,5 valandos aptarsime praktinius pavyzdžius, kuriuos matome tiek privačiose, tiek valstybinėse klinikose, su kuriais susiduria gydytojai savo veikloje planuodami darbo krūvį, administracijos organizuodamos darbą ir bandydamos užtikrinti normalias darbo sąlygas ir gerą, sveiką psichologinį klimatą. Tai webinaro bendrakūrėjai yra Vilius Mačiulaitis, Ailo Lekstal partneris. Jis pasidalins savo žiniomis apie personalo dokumentų sveikatos priežiūros įstaigose ir taip pat apie nukrypimus nuo normalių darbo sąlygų. Ten paliesim tokią temą kaip vidinė teisėkūra, papildomas darbas, darbo laiko ir darbo organizavimo aspektus. Ir taip pat webinaro bendrakūrėja yra Aistė Leščinskaitė, Ailo Lekstal advokatė, kuri pasidalins savo žiniomis apie psichologinio smurto ir priekabiavimo pavojus. Tai apie tai, ką turi žinoti darbuotojas, ką turi žinoti darbdavys, kaip atpažinti psichologinį smurtą, pasekmes, kokios yra psichologinio smurto, kaip atskirti psichologinį smurtą nuo kritikos, kokias turi darbdavys pareigas, kaip į tai įsitraukia darbuotojas ir panašus klausimai. Tai noriu paraginti viso seminaro metu klausytojus užduoti klausimus, juos galima parašyti apačioje, kur yra Q&A mygtukas, ten paspaudus atsidaro chatas ir galite laisvai rašyti savo klausimus, pasistengsime į visus juos atsakyti seminaro eigoje arba pabaigoje. Tai prieš pirmuosius pranešėjus, prieš Viliui pradedant savo pristatymą, padarysiu tokį lyrinį nukrypimą, pavadinkim. Prieš porą savaitgalių dalyvavau šeimos medicinos transform renginyje, kuris buvo skirtas šeimos gydytojams. Labai daug susirinko šeimos gydytojų, gal apie 500, tenai vyko konferencija, pristatymas, aptariamos buvo problemos, su kuriais susiduria gydytojai savo veikloj. Ir manęs kaip advokato labai dažnai teiraudavosi tie gydytojai, ką daryti ir kaip elgtis susidūrus su agresyviu pacientų elgesiu. Kai atvyksta pacientas į vizitą, jis ten reikalauja antibiotikų išrašyti nuo kažkurios ligos, kur galbūt nėra protinga rašyti antibiotikus, galbūt jis reikalauja nedarbingumo pažymėjimo, o aš kaip gydytojas neturiu pakankamai klinikinių duomenų, kad išrašyčiau tą pažymėjimą. Tada prasideda konfliktas, prasideda ginčas, galbūt pacientas pradeda elgtis neadekvačiai, keiktis, engti personalą, ar ne, tokiu būdu trukdo aptarnauti ne tik jį, bet ir gaišina laiką, gydytojas negali priimti kitų pacientų.
ar iš viso galima kažką su tokiu pacientu padaryti, ar galima atsisakyti jam teikti paslaugas, kaip tai teisiškai turėtų būti dokumentuojama ir kaip teisiškai su tuo turėtų būti tvarkomas. Tai į tokį klausimą galiu atsakyti, kad teisė atsisakyti teikti paslaugas pacientui iš tikrųjų nustato pacientų teisų ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą. Tam įstatyme parašyta, kad tokiam pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas ir trukdo kitiems gauti kokybiškas paslaugas, paslaugų teikimas gali būti nutrauktas. Tai jis nutrauktas gali būti su sąlyga, jeigu toks nutraukimas nesukelia grėsmės paciento gyvybei. Jeigu mes kalbame apie ambulatorinės konsultacijas, pavyzdžiui, apie šeimos gydytojų vizitus, apie net ir gydytojų specialistų ambulatorinės konsultacijas, tai tokiose konsultacijose labai tikėtina, kad nėra didelio pavojaus tiesioginio paciento gyvybei, ar ne? Ten juose pacientas tiesiog konsultuojamas, jam sudaromas gydymo planas, galbūt skiriama planinė ten intervencija planuojama kokia nors, tai tikėtina, kad tokios konsultacijos metu apribojant agresyviam pacientui prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugos, pavojus gyvybei nekyla. Vadinasi, teisės akte mes turime aiškią galimybę atsisakyti pacientui teikti paslaugas. Dabar, ką tokiu atveju turėtų daryti gydytojas, kuris susiduria su tokiu agresyviu pacientu? Tai pirmiausia, jisai turėtų sudokumentuoti pacientų nestabilę, pavadinkim, emocinę būklę paciento medicininiuose dokumentuose. Ar, pavyzdžiui, pažymėti, kad pacientas atėjo agresyvus, kad užgaulioja personalą ar ne, psichologiškai daro spaudimą ir dėl jo tokio elgesio, konsultacijos arba apžiūros tęsti yra nebeįmanoma. Antrų užėjimų gydytojas turėtų pranešti apie tokį paciento elgesį administracijai. Tai pranešimas administracijai priklauso nuo to, ar klinika arba ligoninė yra įsidiegus kokybės valdymo sistemą. Jeigu yra įsidiegus kokybės valdymo sistemą, tai ten yra speciali forma tarnybinio pranešimo, kurį gydytojas turėtų administracijai nusiųsti. Jeigu KVS-o nėra, tada laikykim, kad užtenka rašytinę formą, tarnybinį pranešimą nusiųsti, pavyzdžiui, galbūt ir elektroniniu paštu. Tada administracija jau sprendžia, ką su tokiu pacientu daryti ateityje, kokiu būdu jo atsisakyti. Galbūt administracija nuspręs dar pasikviesti vienam vizitui ir įspėti ir tik tai tada apriboti jo lankymąsi klinikoje. Galbūt sutartį su juo nutrauks iš karto, vadovaudamasi tuo, kad pacientas savo elgesiu pažeidžia savo pareigas ir pažeidžia su įstaiga sudarytą sutartį. Ir tada trečioji vietoje klinikos administracija turėtų sudokumentuoti tokį atvejį savo vidaus dokumentuose. Tai jeigu dėl to, kad pacientui buvo apribotos paslaugos, pacientas patyrė kažkokios žalos, ten, tarkim, susimokėjo, tačiau negavo paslaugos, galbūt buvo padaryta kokia nors nedidelė žala jo sveikatai, nors ir nekilo grėsmė jo gyvybei, bet, tarkim, patyrė kažkokios fizinės žalos, tai tada tokiu atveju reikia užfiksuoti tai kaip nepageidaujamą įvykį, užpildant nepageidaujamų įvykio formą. Tai yra speciali forma, kurias turi vesti kiekviena sveikatos priežiūros įstaiga pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymą. Ten įrašant specialų koduką 10, jisai berods kalba apie nepageidaujamus įvykius susijusius su pacientų ir jų atstovų elgesiu. Ir galiausiai trečia, jeigu norisi kažkokios teisybės, kažkokio atpildo, tai reikia nepamiršti dar ir tai, kad administracinių nusižengimų kodekso 507 straipsnis numato pacientams atsakomybę už nepagarbų elgesį su gydytojais. Tai yra už tokius atvejus, kai įžeidžiamas yra sveikatos priežiūros specialistų garbė, įžeidžiama orumas, jeigu tai yra raštu, žodžiu ar gestais išreikštas kažkoks įžūlus, įžeidžiantis elgesys, tai už tokį elgesį
pacientui gali būti skiriama nuo 50 iki 300 eurų bauda padarius tokį pažeidimą pirmą kartą. Tai labai dažnai specialistai pamiršta tokį dalyką, labai retai kada jo naudojasi, bet tokia priemonė yra. Na ir galiausias dalykas yra garbės ir orumo įžeidimas, tiesiog reikalauti žalos atlyginimo civilinė tvarka. Tai irgi galima padaryti ir tokių, pavadinkim, savigynos arba žalos kompensavimų priemonių įstatyme tikrai yra. Todėl sveikatos priežiūros specialistai neturėtų jaustis izoliuoti ar kažkokie tais vieni, kai jie susiduria su tokiais konfliktiniais pacientais. Labai svarbu bendradarbiauti su administracija ir labai svarbu tinkamai dokumentuoti visus šitus atvejus pagal procedūrą, kurią apsakiau ką tik. Tai toks mano lyrinis nukrypimas, o dabar kviečiu į eterį Vilių Mačiulaitį, iLaw partnerį, kuris pasidalins savo ekspertinėmis įžvalgomis apie personalo dokumentus sveikatos priežiūros įstaigose ir apie nukrypimus nuo normalių darbo sąlygų. Tai Viliau, kai būsi pasiruošęs, eteris yra tavo ir mes klausom ištempę ausis. Sveiki, pasiruošęs. Tai, gerbiami kolegos, noriu tik paskatinti ir paraginti rašyti klausimus, eigoje nenukelkim į pabaigą, nes kaip dažniausiai praktika rodo, nespėjam paskui. Arba reikia užtempti seminarą, arba klausimai lieka neatsakyti, kas yra visiškai negerai. Tai mano pranešimas yra toks truputėlį bendresnis, nes darbo teisė galioja visur vienodai iš esmės, bet su tam tikra specifika. Ir aš pasidalinsiu savo įžvalgom, kaip mes čia dirbam su sveikatos priežiūros įstaigom, kokius turim iššūkius ir pasiūlymus ir ką sako įstatymai ir kaip kartais tos įstatymus reikia adaptuoti pagal tam tikrą specifiką, nes sektorius yra nelengvas. Paslaugų teikimas yra saistomas ir priesaika, be kita ko, kas daro, tarkim, tokios paslaugos teikimą tokių išskirtinių, kaip ten bebūtų, mediko darbas jisai ir mediko gero darbo rezultatas, matyti, yra labai svarbus mums visiems. Taip. Ir akivaizdu, kad kyla įvairiausių iššūkių susijusių ir su nepatenkintais pacientais, labai nemažai problemų tenka spręsti įstaigų viduje, kas kyla tarp darbuotojų, kadangi darbo organizavimas yra šiek tiek specifinis. Ir gamyklinio konvejerinio darbo organizavimo negali pritaikyti, nors darbo kodeksas iš esmės nustato tokias pat taisyklės tiek gamyklai, tiek ligoniniai nustatinėti darbo organizavimo dalykus, bet ne visada tą pavyksta padaryti, ne visada tą įmanoma padaryti ir manau iš to kyla tam tikrų konfliktų ir tie konfliktai vėliau tampa įstaigos vidaus problema. Dar čia gražiai pakalbėjo apie pacientus. Žinot, visą laiką gintis nuo išorės turbūt yra lengviau, negu įvyksta konfliktai viduje arba problemos viduje, arba turim klausimų dėl kokio nors organizavimo viduje. Aš jau nekalbu apie darbo poilsio laiko režimų, ten pasiskirstimą ir panašiai. Tai aš pereidamas per tuos, dalykus, pasistengsiu pasidalinti praktiniais pavyzdžiais, kas čia mums svarbu, tai gana greitai tos skaidrės čia vartysis, nes jų yra nemažai. Nežinau, ar pažadėjo organizatoriai atsiųsti jas, bet aš galiu už organizatorius tokį pažadą duoti. Tie, kas prisiregistravo, matyti, tas skaidrės čia galėtų gauti. Jeigu būtų toks pageidavimas, tai mes tikrai pasidalinsim, čia nieko mes neturim slapto. Tai bendri principai, darbo organizavimo specifika, darbo režimai, organizavimas, lankstumo klausimai ir kiti dalykai. Ir aš noriu pradėti čia nuo tokio bendro konteksto, kolegos, nes mes dažnai darbo teisė ir sauga darbe kažkaip tai norim atskirti. Aš kažkaip labai mėgstu saugą darbe akcentuoti, kad tai darbo santykius yra vienas turbūt esminių institutų, nes mes dažnai kalbam apie darbo sutartis, ten kažkas įrašyta, neįrašyta,
gali ten keist darbo vietą be sutikimo ar negali, arba kokį nors darbo grafiką ar ne, ten papildomo darbo įforminimai mums čia visada labai rūpi, ten sveikatos priežiūros įstaigose tokia yra specifika, kad darbuotojai nori dar kokio nors ir išskaidymo tenai, jeigu tos paslaugos šiek tiek skiriasi, turiu omeny per darbo krūvį, kad matytųsi, kiek valandų ten operaciniai dirba, kiek valandų ten teikia konsultacijas ir panašiai. Tai to įstatymai šiaip bendrai nereikalauja ir bendras darbo organizavimas yra paprastesnis tokiu atveju, kai susitariama dėl bendresnių dalykų. Aišku, suprantamas darbuotojo interesas ir noras labai smarkiai detalizuoti jam pavestą darbo funkciją, tarkim, per valandas, per paslaugas, per įkainius gal kažkokius ir panašiai. Bet, na, galiausiai mes vis tiek turim suprasti, kad sveikatos priežiūros įstaiga yra paslaugos teikėja, o joje dirbantis darbuotojai turi užtikrinti tos paslaugos kokybę. Ir čia reikia ieškoti pusiausvyros tarp to paslaugos teikėjo mediko, ar ne, ir to paslaugos teikėjo organizacijos, įstaigos, kuri prisima visą atsakomybę už tai, kad tos paslaugos būtų gerai suteiktos. Ir dabar grįžtant prie to konteksto, kodėl aš šitą saugą darbe įdėjau, nes Aistė kalbės apie psichologinio smurto klausimus. Ir matyt gal paminės ten ir kriterijus, nes psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimo kontekste, ar ne, nors čia baisiai mandrai skamba, bet tai čia nieko daug nėra, tai yra rizikos vertinimas įstaigoje. Yra tokie rizikos veiksniai kaip darbo organizavimas, darbo krūvis, psichologinis klimatas ir panašiai, šalia visų kitų rizikos veiksnių, ką mes čia esam įpratę jau prie to, kad turėtų būti grindys neslydžios ar ten specrūbai kokie nors. Medicinos įstaigose yra specifika dar rizikos veiksnių, įvairūs instrumentai, švirkštai ir taip toliau, yra įsidūrimo rizika ir turbūt neduos man čia pameluoti medikai, įsidūrimo rizika sveikatos priežiūros įstaigoje reiškia galima labai blogą baigti, hepatitas ir panašiai. Tai va čia yra tam tikrų niuansų. Paskui su tuo susiję dar yra ir aišku medikų galimybės dirbti tam tikrą darbą. Nes jeigu užsikrėti tam tikrom ligom, vėliau matyti yra problemų, teikiant operacinės paslaugas ir panašiai. Tai va, bendras supratimas, kam apskritai mums reikia saugos darbe. Ir čia aš į saugą darbe siūlau žiūrėti ne į šalmus ir batus. Aš čia siūlau žiūrėti vidinį klimatą ir darbo organizavimo klausimus. Ar ne? Nes labai dažnai konfliktai kyla tarp to, kad yra individualus kažkoks darbuotojo įsitikinimas arba darbuotojo noras, kad jo atžvilgiu būtų taip. Ir tas individualus įsitikinimas ne visada sutampa, tarkim, su įstaigai uždėt įstatyminiam pareigom teikti tam tikras sveikatos priežiūros paslaugas. Ir ne, tai tas bendras supratimas, kam to reikia, tai čia, manau, kompromisas turėtų būti. Kai mes turim tokių kompromisų, kolektyvinę nacionalinę sutartį sveikatos priežiūros įstaigų sistemoje, tai yra tam tikras kompromisas, kad aš tikrai žinau, kad ta kolektyvinė sutartis daugeliui darbdavių nepatinka, kaip po tokia, darbuotojams gal jinai kai kuriam irgi ne iki galo patinka, bet gal kažkam patinka, bet tai yra socialinis kompromisas ir rastos papildomos normos teisiniam reguliavime, kurios atliepia tarpusavio, reiškia, šalių interesus. Vertinimo procesas, jeigu žiūrėti iš saugos darbe, per saugos darbe prizmę, rizikos vertinimo procesas yra nuolatinis procesas ir Darius tai, ką susakė, aš net nebejoju, kad daugelis yra susidūrę su panašiom situacijom ir net nebejoju, kad tai, kaip Darius patarė, nedarė. Dėl to, kad tai yra administracinė našta, dėl to, kad tai yra problema, žmonės problemų nemėgsta, bet kokiam veiksmui suteikus teisinę formą, tada reikia užbaigti procesą ir panašiai.
bet tai yra kelias į tam tikrą kokybę. Tai kada kalbam apie, tarkim, kolektyvo vidų ir darbo santykių organizavime kolektyve, visada mes turim vertinti įvairias rizikas, kurios gali kliudyti tinkamai organizuoti darbą. Taip, ir čia darbuotojų traukimas yra esminis klausimas, nes vėlgi susiduriam su tokiom situacijom, kai problema eskaluojasi dėl labai paprastų priežasčių. Darbuotojai tiesiog nėra įtraukti į sprendimų priėmimo procesą, į lokalinę teisėkūrą. Ir kada, tarkim, darbuotojas gauna administracinį kažkokį nurodymą, administracijos nurodymą, ten dirbti vienaip ar kitaip, daryti vienaip ar kitaip, turint omeny sektoriaus specifiką ir tokį, paprotinį įpročius, kaip yra dirbama, taip, ne taip lengva čia yra irgi pereiti prie šiek tiek kitokio darbo organizavimo, nes labai daug metų tiesiog yra dirbta taip, kaip dirbta ir žmonės yra įpratę prie to. Ir tarkim, koks nors labesnis paspaudimas iš administracijos pusės efektyviau išnaudo darbo laiką, jis įvertinamas kaip tam tikra pretenzija į darbuotojo laisvę. Ne? O čia reikia dar turėti dar vienas rimtą, dalyką, kad turbūt sudėtingiausi darbo santykiai, kolegos, yra švietimo sektoriuje ir sveikatos priežiūros sektoriuje. O kodėl? O todėl, kad ten yra didžiausia intelekto koncentracija. Darbuotojai yra negamybininkai. Jie tiesiog ne visada nori susitaikyti su darbdavio tokiu trupučiuką didesniu paspaudimu ir turi savo nuomonę. Ir tai nėra blogai. Čia viskas čia tvarkoja. Ir turbūt viešumoje mes matom to akivaizdžius įrodymus. Ir streikai, ir spaudimas valdžiai, ir nacionaliniai susitarimai ir taip toliau. Ir klausimas, kas yra susitariama organizacijose, klausimas, kaip tai yra įgyvendinama, nes darbo teisė yra tokia trupučiuką specifinė ir ta prasme, kad mes darbo teisiniuose santykiuose turim ir paprotį kaip po tokį. Tai nėra darbo teisės šaltiniuose, niekur vadovėliuose nerasi, bet teisiniai praktikoje yra nusistovėjusi praktika, arba paprotys, kaip čia mes visi darom. Ir pavyzdžiui, kad iš kokio švietimo sektoriaus, ką reiškia tas paprotys. Tai koks yra mokytojo darbo laikas ir kiek laiko jis turi būti mokykloje. Tai yra dvi skirtingos dimensijos, kadangi mokytojas įsivaizduoja, kad jis turi būti mokykloje tada, kai yra pamokos, o pamokos nėra visas darbo laikas. Tai tas pats yra su mediku, matyt, kartais atsitinka taip, kad ne visas darbo laikas yra su pacientais, matyt, yra ir kitų darbo formų, bet čia, matyt, yra tas organizacinis iššūkis, kada, kaip minėjau, tas kompromisai ir turi būti rasti, ir čia visi žingsniai susiję. Bendras organizacinis klimatas, organizacijų supratimas, kam, pavyzdžiui, kodėl reikia gerbti kolegas ir kodėl negalima kelti balso, kodėl negalima įžeidinėti bendradarbių ir vertinti kiekvieną situaciją, kuri įvyksta ir kada kolega pasijunta blogai rimtai, nes bet koks psichologinis smurtas nuo realaus skiriasi labai mažai. Realus smurtas paimi pagalį ir daužai per kuprą, psichologinis tas pagalys virtualus, bet iš esmės procesas tas pats, reiškia, žmogui aukai skauda abiem atvejais. Darbuotojai turi būti traukti dalyvauti, todėl kad darbuotojų tas atskirtis, jinai veda prie to, kad formuojasi ten visokios grupelės, tada savi supratimai, įtampos ir panašiai. Ir geriau mažiau taisyklių, bet realiai gyvendamos. Nes organizacijose mes matom tų visokių procesų pridaryta. Ir čia gal, žinot, yra tokie du dalykai. Vienas dalykas gerai procesai, nes aišku, kaip reikėtų elgtis, kita pusė procesai gali būti blogai, nes jų reikia laikytis visiems. Ir tokių kažkokių apėjimų tenai jų negali būti, nes tada mažėja pasitikėjimas vidinė teise. Kai mažėja pasitikėjimas vidinė teise, darbuotojai pradeda netikėti ir administracijos sprendimais.
Ir šitam kontekste šiek tiek maža kritika sveikatos priežiūros sektoriui vis dar, aš taip manau, čia yra tik mano nuomonė, bet jinai susiformavusi iš darbo, su ilgamečio darbo tame sektoriuje, vis dar yra tokio kažkokios subordinacijos arba pasiskirstimo tenai lygiais kastom, nežinau kaip ten pavadinti. Nes vieni skyriai rimtesni už kitus skyrius, vieni darbuotojai yra ir pranešesni už kitus darbuotojus, kai kurios darbuotojus mes dažnai nuvertinam, tarkim, ne mes nuvertinam, o jie yra nuvertinami, nes jie nėra tokie svarbus arba atlieka netokias svarbias funkcijas. Kitaip tariant, yra tokios, sakyčiau, nežinau, ar galima sakyti lengvos, nes sunku čia pamatuoti, bet tokios, tas yra dedovščina toks žodis. Ir iš to, man atrodo, kyla labai nemažai problemų, tiek darbo organizavime, tiek ir psichologinio klimato nustatymė ir taip toliau. Ir dabar per tokias bendras pareigas prašokinėsiu ir informavimas darbo santykiuose, kolegos, viskas turi būti raštu, tą mes jau čia žinom įvairiuose kontekstuose, aš net nebejoju, su kažko jau buvom susitikę kur nors, jau šitą skaidrę gal net ir matyta. Taip, tai jeigu veiksmas nori įgyti teisinę formą, tai turi būti raštu padaryta. Tai tą, ką ir Darius sakė, užpildyti, kad ir elektroninį laišką fiksuoti faktą. Tai darbe, aišku, žmonės gali kalbėtis, gali apsikeisti nuomonėm, gali ten būti įvairiai. Darbdavys gali kalbėti su darbuotoju, darbuotojas reikšti pageidavimus darbdaviui, bet tam, kad tie pageidavimai arba, nes pokalbiai tai turi tam tikrą tikslą, įgautų teisinę formą, jie turi būti fiksuoti. Ir čia tas yra svarbu ir darbo pareigų atlikimo kokybės kontekste, kada fiksuojam, nefiksuojam, nes jau klasika, istorija, klasikinė istorija, kada darbuotojas pradeda dirbti blogai, jau kyla ginčas, tada mes čia girdim iš darbdavio visokiausių pasakymų, kad jau ne pirmą kartą, jau porą metų tas pats, kartojasi, bet kada reikia teisinio ginčo kontekste pateikti konkrečius įrodymus, kas ten kartojasi ir kas ten buvo, tai pasirodo, kad jokių užfiksavimų nėra. Arba yra kažkokie fragmentiniai užfiksavimai, bet darbdavys analogiškai elgėsi, dėl ko dabar, pavyzdžiui, jisai čia susirūpino ir pradėjo spręsti darbuotojo ateities klausimus, anksčiau į tai nereagavo. O teisiai taip jau yra. Jeigu mes anksčiau vertinom vieną veiksmą kaip tinkamą ir nereagavom, tai šiandien nepasikeitus situacijai kils klausimas, kodėl tai tapo dabar svarbu ir kodėl mes dabar reaguojam. Anksčiau toleravom tam tikrus elgesio variantus. Ar ne? Tai fiksuoti ir fiksuoti. Jeigu reikia fiksuoti, tai neturėtų būti kažkoks paranojiškas visko fiksavimas, nes tada mes galim ateiti vėl į vieną iš tų Lymano kriterijų, ar ne, kada viską fiksuoja ir seki darbuotojai, darai įrašus, tai gali būti vienas iš požymių, kad kažkas netvarkoj psichologiniam klimate, bet jeigu mes turim ten kažkokius darbo pareigų pažeidimus, net jeigu ir nenorim ten, tarkim, atleist darbuotojų iš darbo, bet norim jį sudrausminti, tas turi būti užfiksuota, darbuotojas turi gauti pastabą raštu kažkokią, kad ir tai turi likti istorijai. Dabar bendra komunikacija, čia aišku daugiau tokia, jau radikali komunikacija. Bendra komunikacija raštu gali turėti elektroninę formą, mes neturėtumėm bijoti elektroninių laiškų, elektroninių sutarčių, elektroninių parašų ir panašiai, kadangi elektroninė komunikacija yra prilyginama rašytiniai komunikacijai, tą numato darbo kodekso 25 straipsnis. Darbuotojai, kolegos, turi būti supažindinti su visom tvarkom, kurios reguliuoja jų darbą. Čia dar viena problema, kuri ne tik sveikatos priežiūros įstaigose yra aktuali, bet turbūt visose sektoriuose, bet sveikatos priežiūros įstaigose dėl specifiškumo mes turim daugiau specifinio darbo
organizavimo. Pavyzdžiui, medikai dirba su ta e-sveikata, kur yra ir asmens duomenys, ir ypatingi asmens duomenys, naudoja visokias sistemas, informacinės komunikacinės technologijas. Aš jau nekalbu, kad kartais gali pasitaikyti tokių istorijų, kada darbuotojai prisijungia prie kokios e-sveikatos ne su savo slaptažodžiais, yra tokių istorijų buvę ten, kad padaryti tam tikrus įrašus ar išrašyti tam tikrus vaistus ir panašiai. Tai atsakomybių čia prasme procesai yra gerokai reikšmingesni galbūt negu kai kuriuose kitose sektoriuose. Vadinasi, tiek taisyklės turi tam būti labai aiškios, nes mes puikiai suprantam, kad sveikatos priežiūros įstaigoje darbuotojo klaida jinai gali atvesti į žalą. Ir ta žala gali būti labai reikšminga. Ir sveikatos priežiūros įstaiga turės už tai atsakyti. Vadinasi, ir teisiniai mechanizmai turi būti tokie, kad būtų matyti, kad darbdavys ėmėsi veiksmų apsaugoti ar procesą, ar informaciją, ar taip toliau ir panašiai. Taip, nes mes čia ne visai iš darbo teisės srities, pavyzdžiui, dėl kokio nekonkuravimo susitarimo, ar ne, teismas yra pasakęs, kad jeigu tu nori, ar konfidencialios informacijos apsaugos, ar ne, jeigu tu nori įrodinėti, kad darbuotojas pažeidė pareigą ten išsaugoti informaciją konfidencialią, tai turi įrodyti, kad pats ėmėsi priemonių tą informaciją saugoti. Reiškia, turi būti ir techninės priemonės, turi būti ir teisinės priemonės, įpareigojimai ir taip toliau. Tai grįžtant atgal į darbo teisinius santykius, vidinis reguliavimas, ta lokalinė teisėkūra yra darbdavio instrumentai įpareigoti darbuotoją elgtis vienaip ar kitaip. Nes turi būti taisyklės, turi būti tvarkos, kurios atitinka, aišku, bendrą teisinį reguliavimą. Ir kas labai labai svarbu, yra tai, kad visų tų tvarkų ir taisyklių darbuotojai yra įpareigoti laikytis tik tada, kai yra supažindinti. Reiškia, darbdavys privalo turėti įrodymus, kad darbuotojai yra supažindinti su vidiniam tvarkom ir vidiniam taisyklėm. Ir aišku, asmens duomenų klausimai sveikatos priežiūros įstaigose vienas iš tokių crucial dalykų. Darius minėjo, buvo anksčiau toks webinaras apie tai. Ir keli dalykai tokie, kurie susiję su darbo organizavimu. Tai šeiminių įsipareigojimų gerbimas, darbdavys turi reaguoti į darbuotojo pageidavimus arba įsipareigojimus šeimai. Ir kai įstatymas numato, čia ir nuotolinio darbo, ne viso darbo laiko atvejais ir taip toliau, turi svarstyti visus darbuotojo prašymus. Ir čia gal nelysim dėl kokių priežasčių. Kažkaip aš tik tai akcentuosiu keli. Darbuotojas turi teisę prašyti bet ko. Darbdavys turi pareigą atsakyti bet kokį darbuotojo prašymą. Tai čia yra vėlgi teisinė forma, konflikto prevencija, nes kai darbuotojas kreipiasi į darbdavį ir negauna atsakymo, nieko negali būti blogiau. Tai gali išeiti ir į kaltinimus psichologiniu smurtu, ignoravimu kokiu nors. Tai gali išvirsti į rimtesnį konfliktą dėl to, kad niekada turbūt galvoj nėra informacijos vakuumo. Jeigu mums kažkas kažko nepasako, mes patys susigalvojam, kaip turėtų būti. Taip? Ir nebūtinai teisingai taip susigalvojam. Tai darbdavys turi pareigą atsakyti. Taip, darbdavys turi būti empatiškas, turi padėti darbuotojui, jeigu ten reikia vaikus vežti iš ryto į darželį, mokyklą ir paskui tik į darbą. Ir darbo organizavimas leidžia, tarkim, taip organizuoti darbą, čia jokios diskriminacijos nėra. Jeigu kitiem vežti nereikia tų vaikų, jie gali dirbti pagal kitokį režimą. Įstatymas leidžia turėti kitokį požiūrį esant objektyviom aplinkybėm. Reiškia, ir sudaryti kitokias darbo sąlygas tam tikriem darbuotojam. Ir šitam kontekste, kolegos, aš norėčiau prisiminti bendruosius darbo teisės principus, kurie yra kokie, ar ne? Yra sąžiningumas, nepiktnaudžiavimas teise, bendradarbiavimas. Yra 3 pagrindiniai principai darbo teisė. Ir čia tas sąžiningumo reikalavimas taikomas ne tik darbdaviui, bet ir darbuotojui, abiem šalim taikomi.
Tai abi šalis turi būti sąžiningos, nepiktnaudžiauti teise ir bendradarbiauti. Bendradarbiauti labai lengva, reikia kalbėtis. Darbo santykiai yra profesionalų santykiai, vadinasi, turi vykti nuolatinė komunikacija, atvira profesionali komunikacija. Kas liečia kokį nors sąžiningumą ar nepiktnaudžiavimą teise, tai irgi paprastas pavyzdys, tėvadieniai, mamadieniai, kurie reguliavimo tikslas ten labai aiškus, leisti darbuotojui kažkada nuvesti vaikus į polikliniką ar sudalyvauti šventėse kokios arba šiaip namuose pabūti su vaikais. Ir ne, dėl to tas tėvadienis, mamadienis yra, bet jisai istoriškai jau turbūt tapęs tokiu papildomom atostogom. Jau nebe pagal tikslą, o per mėnesį priklauso 1 arba 2 dienos, tai va taip ir pasiimu. Ir ką veikiu aš per tas dienas, ar būnu su vaikais ar ne, niekas jau ten turbūt nei nereikia kontroliuoti, nei kontroliuoja. Ne? Pasiimu tas tėvadienį, nes man priklauso, taip, ir važiuoju žvejoti. Nu, nes taip noriu tą dieną. Tai va, tai čia turbūt toks pavyzdys, kuris mums turbūt visiems čia pažįstamas yra, ar ne, kuris kelia klausimą, ar čia nėra piktnaudžiavimo teise kažkokio, tai ar čia taip sąžiningai yra iš esmės daryti. Tai va, tai čia tiesiog pamastymui. Darbdavys turi investuoti darbuotoją, taip, ir imtis priemonių jo kvalifikacijai kelti, tokia darbuotojo teisė. Ir čia, kolegos, aš tik gal norėčiau atkreipdėmėsi į galimą diskriminacijos pasireiškimą, ne, nes kartais pasitaiko taip, kad yra tų geresnių darbuotojų, kuriem daugiau sąlygų sudaroma yra tobulėti profesiškai, palyginti su kitais. Tai tiesiog priminsiu Teisingumo teismo pateiktą definiciją, ne jie ten irgi sugalvojo, jinai istoriškai labai sena, kas yra diskriminacija, kai vienodom sąlygom priiminėjom skirtingus sprendimus, o skirtingom vienodus. Gali būti skirtingi sprendimai, jeigu jie yra objektyviai pagrįsti tam tikrom objektyviom priežastim, aplinkybėm arba argumentais. Taip, tai jeigu turim 2 darbuotojus, kurie dirba tą patį darbą, bet gauna skirtingą algą, turi būti objektyvus pagrindimas, kodėl taip yra. Ir taip gali būti, nes vienas darbuotojas galbūt dirba 10 metų, kitas dirba 1 metus, dėl to atlyginimai skiriasi. Aišku, jeigu tas, kur 10 metų dirba, gauna daugiau, lengviau paaiškinti negu atvirkščiai, pavyzdžiui. Ir ne, kartais tas irgi, bet nes rinkoje gali atsirasti paklausos pasiūlos problematika, kai norint pasamdyti naują darbuotoją, tiesiog turi daugiau mokėti pinigų, nes rinkos sąlygos tą diktuoja. Tai tas pats yra su investicijom į mokymus ir taip toliau. Dėl psichologinio smurto prevencijos Aistė daugiau pasakys. Aš dėl darbo sutarčių dar, keli dalykai, susitarimai dėl papildomo darbo, kas sveikatos priežiūros, nes čia bendra, ar ne, darbo sutartis turi būti, kada sudaroma, reikalavimas yra labai paprastas, susitarti dėl darbovietės, funkcijos atlyginimo ir viskas. Daugiau galim dėl nieko nesusitarti, tokia sutartis visiškai pakankama, pusės puslapio, nes 3 būtinosios sąlygos yra, reiškia darbo santykiai atsirado. Toliau, jeigu norim individualizuoti sutartis, yra visa eilė tų papildomų sąlygų, dėl ko galim tartis. Ir čia gal irgi toks palinkėjimas daugiau, nes labai dažnai iš profsąjungų darbuotojų pusės būna toks noras sukišti darbo sutartį kuo daugiau dalykų. Nu, viską susirašyti. Bet kolegos, darbo sutartis yra sutartis. Ten yra sąlygos, dėl kurių šalis susitarė. Ir įrašyti darbo sutartį, darbo grafiką kokį nors arba dar panašius dalykus, tai nežinau, ar dėl to čia labai tariamasi, todėl kad darbo grafikas arba krūvis, pagal DK turi būti rašytas į darbo sutartį, bet tai yra darbo organizavimo instrumentas. Ir šalim čia labai tartis dėl darbo organizavimo instrumentų panaudojimo, kartais gali būti labai pavojinga, todėl kad atsakingas už darbo organizavimą yra darbdavys, jisai turi atliepti viešąjį poreikį, paslaugų teikimo ir panašiai. Ir jeigu su kiekvienu darbuotoju čia dabar tarsies ten, ar jam patinka dirbti nuo 7:30 ar nuo 8, gali būti daug problemų. Tai čia nėra labai sutartinė sąlyga, pagal darbo kodeksą taip pat.
tai yra darbdavio prerogatyva nustatyti darbuotojų darbo organizavimą ir nustatyti tam tikras taisyklės. Tai va tas noras sukišti viską į darbo sutartį kitą kartą gali kliudyti efektyviai dirbti paprasčiausiai. Ir aš čia nei darbuotojų naudą, nei darbdavių kalbų, darbdavių naudą čia noriu pasakyti, bet grįžtant prie pirmų skaidrių, kad jeigu mes norim efektyviai dirbti kaip organizacija, reikia rasti tam tikrų kompromisų. Aš nesakau, kad organizuojant darbą, darbdavys gali savivaliauti ir nustatinėti bet kokias taisyklės. Tikrai ne. Mes tuos principus tam ir žiūrėjom, kad darbuotojas turi teisę adaptuoti darbą ir gyvenimą ir ten jaustis komfortiškai. Taip, tai papildomo darbo susitarimai kaip po tokie, kas čia yra specifiško, šitie darbas 1,5 etato ir taip toliau sveikatos priežiūros sistemoje, tai gana paplitęs fenomenas, ar čia gerai ar blogai, čia turbūt kiekvieno vertinimas, ar ne, nes šiaip tai gerai, kai dirbi vieną darbą, vienu krūviu ir gauni daug pinigų ir daugiau nereiks su galvos. Tai va čia turbūt siekiamybė, aišku, sveikatos priežiūros įstaigų sistemoje, tarkim, kai kurie specialistai, kurie dirba per kelias įstaigas ir gauna tikrai neblogus atlyginimus, kažin ar juos čia atbaidytų dar didesni atlyginimai, nes tada būtų dirbant kelis darbus dar daugiau uždirbti. Ir panašiai, ne visą čia sektorių, aišku, liečia tokie dalykai. Tai čia pagrindiniai turbūt tie dalykai, kad vis tik tai santykis yra vienas, čia mes nekalbam apie darbą keliose įstaigose, kas taip pat yra kitas fenomenas ir kol kas ten yra pilka zona, nėra konkretaus aiškaus teisinio reglamentavimo, kaip arba kiek darbo sutarčių galima sudaryti iš viso. Įstatymas to nesako. Jaučiam, kad kažkas netvarkoj, bet pasakyti, kas pažeista negalim. Ir galiojančios sutarties dalis, forma arba prailginam darbo laiką jungiam, arba tiesiog didinam krūvį gretinam, susitar dėl pinigų reikia ir čia tas irgi bendras turbūt palinkėjimas, tų pinigų visą laiką trūksta. Bet jeigu darbuotojui yra pavedamos papildomos pareigos, už tai turi būti numatytas papildomas atlygis. Tokia bendra taisyklė. Ir mes čia, aišku, nutylim dabar praktikoje, nes, kaip ir sakiau, pinigų trūksta, o darbus daryti reikia, tai mes čia nutylėdami ir apsimesdami, kad pavadavimas čia nepadidina darbo krūvio, tiesiog apgaudinėjom save. Bet tokie, kaip ir sakiau, yra kartais tokių papročių, kuriuos išgyvendinti yra labai sudėtinga. Ir lankstumo formos, kurios atsiranda darbo organizavime, kolegos, tai mes turim tos 5 režimus, ar ne, kad nekintantis suminė lankstus grafikas, suskaidyta diena individualus režimas, sveikatos priežiūrai dažnai yra suminė taikoma, net jeigu ir netaikoma, nes dėl kažkokių priežasčių baiminamas ją taikyti, vis tik tai pats darbo organizavimas indikuoja, kad tai yra suminė apskaita, nes darbuotojo darbo laikas jisai toksai šokinėjantis kitą kartą, kai kada reikia dirbti daugiau, kai kada reikia dirbti mažiau. Ir aišku, tie susitarimai dėl papildomo darbo ir nuotolinis darbas. Tai darbo santykiai įstatymai leidžia labai lankščiai organizuoti su dalykus. Ir lokalinis reguliavimas, kaip ir minėjau, yra vienas turbūt iš kertinių dalykų, apie ką čia mes kalbam paskutinius 6 metus, nes 17 metais įsigaliojus naujam kodeksui, tada buvo naujas dabartiniam kodeksui, labai daug galimybių atsivėrė per lokalinį reguliavimą. Nes vietinės tvarkos ir vietiniai teisės aktai tai yra lygiai tos pačios darbo teisės normos. Jos negali prieštarauti kodeksui ir taip toliau, bet tai yra lygiai tos pačios darbo teisės normos. Ir bet kurios, tarkim, sveikatos priežiūros įstaigos darbo tvarkos taisyklės, jos yra lygų darbo kodeksas. Tik tai tiek, kad taikoma erdvė yra siauresnė konkreti sveikatos priežiūros įstaiga ir per lokalinį reguliavimą tas pilkas sritis ir galima spręsti iš esmės. Bet čia vėl priminsiu, įtraukiant darbuotojus. Čia turi būti pasiektas kompromisas, nes jeigu mes ten dejuojam, kad negalim susitvarkyti su kažkokiu dalyku, kažko neįmanoma padaryti, viskas yra įmanoma per lokalinius susitarimus,
su sąlyga, kad bus kompromisas. Ir tai neprieštaraus be jokios abejonės darbo teisės imperatyvams. Ar ne? Tai va, informavimas, konsultavimas kaip instrumentas tam ir skirtas. Ir lokalinė teisėkūra tai yra teisė kurti teisę. Na ir apskaita. Iš esmės darbdavys turi vesti apskaitą, turi vesti ją teisingai. Čia gal labiau, kur čia yra, kodėl šita skaidrė yra. Darbuotojai turi teisę susipažinti su savo duomenim ir apskaitos duomenim reikalauti jų iš darbdavio. Vadinasi, apskaita turi būti teisinga. Ir praktikoje būna taip, kad dirba darbuotojai viršvalandžius ir jie yra neapskaitomi, pavyzdžiui, kas nėra gerai. Bet praktikoje būna ir taip, kad darbuotojai būna ilgiau darbe ir tai nėra traktuojama kaip viršvalandinis darbas. Bet ir teismų praktikoje turėjom tokių bylų. Jeigu darbdavys neduoda nurodymo dirbti viršvalandžių, tai ir nėra tas buvimas darbe traktuojamas kaip viršvalandžiai. Kita vertus, ar šitas konceptas labai teisingas? Nebūtinai darbdavys gali neliepti sėdėti darbe ilgiau, bet gali tiesiog konkludentiniais kažkokiais veiksmais arba darbo organizavimo eigoje duoti tiek darbo, kad sėdėsi po darbo ir žaliuosi ten, ir tiek. Tai ačiū už dėmesį, tiek norėjau trumpai pasakyti su tokiais diskursais į tam tikrus specifinius dalykus, kas mano galva svarbu sveikatos priežiūros įstaigos. Ačiū Viliau už pristatymą, tikrai buvo labai įdomu išgirsti ir tų praktinių įžvalgų ir grynai teisinių įžvalgų. O kalbant apie darbo organizavimą, tai turbūt tas darbo organizavimo dalykas kai kuriais atvejais gali būti, jeigu darbas nepalankiai darbuotojų organizuojamas arba kažkaip daromas spaudimas kažkoks darbuotojui, tai toks darbas turbūt gali netgi sudaryti ir psichologinį spaudimą darbuotojui, ar ne, kažkoks nepalankus darbo grafikas, įtemptos sąlygos. Tai apie psichologinį spaudimą, apie psichologinį smurtą ir priekabiavimo pavojus darbe prašysime ekspertinėmis įžvalgomis pasidalinti Aistę Leščinskaitę. Ir Aiste, kai būsi pasiruošus, prašau, scena tavo. Sveiki, tai ačiū labai, toj pasidalinsiu skaidrėm. Taip, tai mano tema, kaip ir jau kolegos šiek tiek užsiminė, tai yra psichologinis smurtas. Na ir daugiau kalbėsim apie psichologinį smurtą per teisės prizmę. Nes šiaip psichologinis smurtas, jisai iš esmės yra daug platesnė sąvoka. Tai galbūt šiandien ir vartosim tokius terminus kaip mobbingas, tai laikykime juos sinonimais psichologiniam smurtui, nes tų psichologinio smurto apraiškų įvardinimo gali būti visokiausių. Tai ir verbal abuse, tai įžeidinėjimai, ujimas, vėlgi teisiniai literatūrai vartojamas. Tai šiandien galbūt apsistosim ties psichologiniu smurtu ir mobbingu. Tai aptarsim iš esmės turbūt tos dalykus, į ką verta atkreipti dėmesį, tai problematika, požymius, darbdavio pareigas. Tikriausiai pamatysim ir tokių dalykų, kurios kasdieniai veikloj sutinkam, vykdant darbo funkcijas ar esant vadovo pareigose. Aptarsim ir dalykus, kaip atskirti psichologinį smurtą nuo galbūt darbo kritikos, kas dažnai praktikoje pastebima, kad šiek tiek painiojama, kadangi tenka susidurti dažnai su ginčais jau darbo ginčų komisijoje ar teisme, tai darbo kritika dažnai vertinama kaip psichologinis smurtas. Tai čia šiek tiek irgi aptarsim daugiau. Ir šio susitikimo tikslas tikriausiai aptarti bendrus dalykus, tema plati, bet pasistengsim, kiek įmanoma daugiau per teisinius kriterijus apžvelgti temą. Taip, tai nuo 22 lapkričio, kaip žinom, turim pasikeitus teisinį reguliavimą, darbo kodekso 30 straipsnį. Ir
kodekso straipsnis išimtinai numato pareigas darbdaviui. Tai sukurti saugią aplinką, kad darbuotojai nepatirtų netinkamo elgesio su jais, imtis priemonių prevencijai, parengti tvarkos aprašus, organizuoti mokymus, nustatyti pranešimų apie psichologinį smurtą teikimo tvarką, nagrinėjimo tvarką. Ir čia turbūt pabrėžiu, kad darbdavys turėtų vertinti kiekvieną darbuotojo kreipimąsi dėl galimai patirto psichologinio smurto, net jeigu iš pirmo žvilgsnio ir atrodo, kad veika neturi psichologinio smurto požymių, bet reaguoti, tai darbdavys iš esmės privalo kiekvieną tokį darbuotojo pranešimą. Paskui šiek tiek papasakosiu kodėl, bet iš principo tai yra tam, kad tokia dviguba nauda. Tai darbdavys nelieka apatiškas darbuotojų kreipimusi ir darbuotojai gali pastebėti, kad nelieka ignoruojami, kai kreipiasi į darbdavius. Ir čia šiek tiek dar kalbant apie pasikeitimus, tai turime ir darbo kodekso pasikeitimą, vertinant, kur darbdavys turi tas savo pareigas užtikrinti psichologinio smurto prevenciją. Tai ne tik tai darbo metu, kai darbuotojas vykdo savo darbo funkcijas, bet darbdavio pareiga išplėsta iki tiek, kad tiek ir vykdant darbo funkcijas, tiek ir, galiu leisti savo pasakyti taip, kad bet kur darbdavys yra atsakingas už kitų darbuotojų patirtą psichologinį smurtą, vien todėl, kad jie yra susiję darbo santykiai. Tai ir čia, tarkim, galim įsivaizduoti, kad, tarkim, artėjant švenčių sezonui, nereta įstaiga organizacija organizuoja šventes, ir juose, tarkim, kalėdiniam vakarėlį kylantis psichologinio smurto incidentai, galim ir taip pavadinti, yra darbdavio pareiga, todėl kad kolegos yra susiję darbo santykiais ir, sakykime, per daug išgėrusio kolegos netinkamas, neadekvatus elgesys yra darbdavio atsakomybė. Ir čia pereinam, dar grįžtu šiek tiek į ankstesnę skaidrę, prie darbuotojo veiksmų prisidedant prie psichologinio smurto prevencijos, tai pareigos darbuotojui užtikrinti psichologinio smurto prevenciją kaip ir nėra, bet darbuotojas mano akimis turėtų būti empatiškas, visada kreiptis į darbdavį, jeigu yra psichologinio smurto apraiškų, pranešti, jeigu tai yra psichologinis smurtas, nelaikyti to, kad pranešimas yra kažkoks tai, kolegos įskundimas ir panašiai, bet tai yra, bendro gėrio siekimas darbdavio organizacijai. Ir čia reikėtų turbūt atskirti kelis dalykus, kaip atskirti, kad pirmiausia, tai darbuotojas turėtų atskirti psichologinį smurtą nuo konflikto, nes tai nėra tas pats. Tai pagrindinis kriterijus, kaip atskirti psichologinį smurtą nuo konflikto, yra tai, kad psichologinis smurtas visada yra tikslingas ir turint siekį sužaloti, emociškai kitą žmogų. Tai konfliktas, tokios sudėties kaip ir neturi. Tai kaip ir sakiau, kad nors ir darbo kodekso tas 30 straipsnis nenumato pareigų darbuotojui aktyviai dalyvauti psichologinio smurto prevencijai, bet pažaboti smurtą be darbuotojo įsitraukimo, aš galimybių nematau, todėl kad tokia mano mintis yra ne iš piršto laužta, bet skaidrėje paminėti mokslinio tyrimo rezultatai. Tai kadangi tema domiuosi šiek tiek plačiau negu daugiau per mokslinę prizmę,
Tai neseniai mano atlikto tyrimo metu buvo apklausti darbdaviai ir darbuotojų profesinės sąjungos tose pačiose darbovietėse. Na ir jiems buvo užduodami klausimai, ar darbdaviai mano, kad padarė viską, kad užtikrintų psichologinio smurto prevenciją. Tai 70% darbdavių atsakė, kad yra įsitikinę, kad psichologinio smurto prevencijos linkme yra padarę viską, ko reikalauja teisės aktai ir mano, kad yra pasirengę psichologinio smurto prevencijai. Ir kritiškai skirtingi atsakymai buvo pateikti profesinių sąjungų ir lygiai tiek 70% profesinių sąjungų pasakė, kad apie psichologinio smurto prevenciją darbovietėje nieko nežino. Tai galim, kaip ir tokį išvadą pasidaryti, kad darbdaviai pasirengia tvarkas vien tam, kad įgyvendinti įstatymo reikalavimą ir turėti pasitvirtintą tvarką, pasidėti ją į stalčių ir ištraukti tik tai tada, kai ateina valstybinė darbo inspekcija paklausti, ar esam pasitvirtinę, tarkim, psichologinio smurto prevencijos tvarką, politiką, ar kaip jisai besivadintų tas dokumentas. Tai kodėl sakau apie reikalingumą įsitraukti darbuotojams? Manyčiau, kad net ir ne tik tai darbuotojo, ne pareiga, bet turbūt tikslas turėtų būti ne tik tai pranešti apie psichologinio smurto atvejus, bet lygiai taip pat priminti darbdaviui, kad priminti apie tokių tvarkų reikalingumą, apie darbuotojų mokymus, apie galbūt lokalinio reguliavimo pakeitimus, jų tobulinimą ir panašiai. Darbo kodekse taip pat esam dabar jau įsitvirtinę ir reikalavimą turėti psichologinio smurto prevencijos politiką, kai esant specialiam darbuotojų skaičiui 50. Ir mano įsitikinimu, tai tokia norma, jinai yra klaidinanti, nes galim įsivaizduoti, kad jeigu įstaigoje yra, tarkim, 30 žmonių ir įvyksta psichologinio smurto incidentas, tai kas atsitinka? Tai ar galim sakyti, kad kai įstaiga mažesnė kaip 30 darbuotojų ar ten 45, tai mums jau psichologinio smurto politikos nereikia. Tai nereikėtų apsigauti, kad tik tai nuo tam tikro darbuotojų skaičiaus yra reikalinga psichologinio smurto prevencijos tvarka, politika ar bet koks kitas dokumentas, kuris užtikrintų prevenciją. Tai šiek tiek kalbėjom jau apie namų darbus, ką turim pasitvirtinti, turėjom pasitvirtinti, bet jeigu dar to nepadarėm, galim ir šiek tiek pavėluotai, bet užtikrinti, kad tokių dalykų kaip nebuvimas reguliavimo psichologinio smurto prevencijos link neegzistuotų. Tai kalbant apie dalykus, ką turi darbdavys užtikrinti, kalbant apie prevenciją, tai informuoti darbuotoją visų pirma. Tai gali būti, kalbant apie tą pačią politiką ar tvarką psichologinio smurto, tai darbuotojai turi būti, iš esmės atsakyta į tokius kelis klausimus dokumente. Tai kas yra psichologinis smurtas, kaip gali pasireikšti, kaip jį identifikuoti, ką daryti darbuotojui, tai ką daryti patyrus, kaip pranešti, kaip bus nagrinėjamas jo skundas, jo pareiškimas, pranešimas. Ir poveikio priemonės smurtautojui. Tai darbo kodeksas numato 58 straipsnį dabar, kad psichologinis smurtas yra šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Tai kas reiškia, kad esant psichologinio smurto pasireiškimui, darbuotojas gali būti atleidžiamas iš darbo, padaręs šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Bet tai tokia kraštutinė priemonė, tai
vėlgi, kaip ir vertinant kitų darbo pareigų pažeidimų atvejais, tai lygiai taip pat ir psichologinio smurto atveju, turi būti vertinamas ir darbuotojo ankstesnis elgesys, jo savo elgesio vertinimas, ar ignoruoja, ar patenkintas tuo, kaip elgesi ir panašiai, pasiekmes. Tai neužtenka to, kad yra užfiksuotas psichologinio smurto atvejis ir darbuotojas gali būti atleidžiamas pagal 58 šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Tai jau pasidalinsiu ir psichologinio smurto sąvoką, kaip dabar atrodo, bet, iš principo, tai viskas, kas yra netinkamas elgesys, atrodytų pagal dabartinį reguliavimą, kad tai yra psichologinis smurtas, bet šiek tiek pagelbėsiu, kaip atskirti. Kaip jau ir šiek tiek minėjau, dar vienas pakeitimas dėl draudimo apimties. Tai visi socialiniai renginiai, boulingo pasižaidimai, išvykos kolegų, kelionės pakeliui į darbą, neadekvačios žinutės iš vieno darbuotojo kitam yra aplinka, kurioje darbdavys turėtų užtikrinti, kad psichologinis smurtas nevyktų. Ir štai psichologinio smurto sąvoka, kuri atkeliavo iš Tarptautinės darbo organizavimo konvencijos, tai tokia griozdiška ir galim šiek tiek ją panarstyti tam, kad suprasti, kodėl šiek tiek kritikos sąvoka susilaukia. Tai galim, pavyzdžiui, tai dabar, jeigu taip cituojant, tai ir išimant aktyvius veiksmus iš psichologinio smurto sąvokos, tai gali būti taip, kad bet koks nepriimtinas elgesys, tai viskas suprantama, elgesys pats toks jau, galim fiksuoti, kad jis jau užfiksuotas, bet jo grėsmė ir nepriklausomai nuo to, ar padaromas kažkoks tai poveikis darbuotojui ir nepriklausomai nuo to, ar atsirado žala, gali būti vertinama, kad tai yra psichologinis smurtas. Tai kaip gaunam, taip normaliai, jeigu išimam aktyvius veiksmus, tai kad nepriimtino elgesio grėsmė, kuriuo gali būti padarytas poveikis ir gali kilti žala, yra psichologinis smurtas. Tai labai tokia hipotetinė situacija, bet iš čia turbūt galim prieiti tokios išvados, kad darbdavys turi identifikuoti ir prognozuoti galbūt galimus psichologinio smurto incidentus, ir proaktyviai elgtis, kad jie tiesiog nekiltų. Taip, kaip ir sakiau, sąvoka nesieja psichologinio smurto su sukilusia žala, vėlgi nurodo, tikimybę tokios žalos, tai tikimybė dėl žalos kilimo. Ir čia dar šiek tiek vėliau kalbėsim apie problematiką tokio reguliavimo, kadangi, jeigu darbuotojas patiria psichologinį smurtą ir nori kreiptis į darbo ginčų komisiją ar teismą dėl žalos atlyginimo, tai tokia gali kilti problema, nes žalai yra reikalingos civilinė atsakomybė visos sąlygos, tai tame tarpe ir pasekmes. Tai išeitų taip, kad reikalaujam žalos, bet žalos nėra. Tai toksai kiek keistokas dabar reguliavimas praktikoje, pasižiūrėsim, kaip jisai veiks. Tai dėl žalos tiek turbūt norėjau pasakyti, gal paskui šiek tiek praplėsim. Ir kalbant apie patį mobbingą, tai šaknys mobbingo gana seniai jau pradėtos nagrinėti. Ir
yra tokie Limano kriterijai. Tai ir buvo vertinama visuomet, kad psichologinis smurtas, jis turi būti sistemingas, ilgai trunkantis, 6 mėnesiai, ten nerečiau kaip 1 kartą per savaitę ir panašiai. Tai dabartiniam kontekste vertinam, kad sistemingumas jisai faktiškai nebereikalingas, todėl kad jeigu norim, taip grubiai pasakysiu, išėsti darbuotoją iš darbo, tai tą galima padaryti labai greitai. Dėl veiksmų Limano kriterijai yra įvardinti tokie kaip 45 elgesio atvejai. Tai su jais iš esmės galima sutikti, nes kiekvienas iš jų gali būti kaip požymis psichologinio smurto, bet kokiu atveju pavienis toks veiksmas, jisai būti vertinamas kaip psichologinis smurtas tikrai negali būti. Nes, kaip ir sakiau, nesistemingumas, o intencija sužaloti žmogų, jinai turi būti visada. Ir, kaip ir sakiau, pasekmės pagal dabartinį reguliavimą, gali ir nekilti. Ir Limanas išskyrė veiksmus, kurie gali būti suskirstyti į tam tikras grupės pasireiškimo, tai apie kiekvieną trumpai pakalbėsim, bet tai yra komunikacijos, socialinių santykių, autoriteto, profesinės veiklos ir sveikatos. Tai kalbant apie komunikaciją, tai skaidriai pateikti pavyzdžiai, tokie kaip darbo kritika, pertraukinėjimas. Tai kaip pavienis veiksmas, kaip ir minėjau, negali būti vertinamas kaip mobingas, bet požymių tikrai gali būti. Ir praktikoje be abejo pasitaiko dažnai tokio elgesio apraiškų, bet tai yra tikriausiai daugiau etikos problema kolegų ar netgi mūsų pačių, kai asmuo nemoka bendrauti. Tai turbūt esam susidūrę, kai kažkas mus pertraukinėja, neleidžia išsakyti nuomonės, bendrauja pakeltų tonų, rėkia. Tai vėlgi, kaip ir sakiau, kad tokio elgesio pasireiškimas neleidžia teigti, kad tai yra jau psichologinis smurtas, nes, kaip ir sakiau, būna žmonių, kurie tiesiog yra nemandagus, galbūt neišprusę, kalbant per etikos prizmę, ir neleidžia išsakyti savo nuomonę. Ir pagrindinis dalykas, vėlgi turbūt kartosim šiandien pakankamai dažnai, kalbant apie psichologinį smurtą, kad labai svarbu nustatyti, kodėl žmogus tą daro. Tai ir atsakę į šitą klausimą, turbūt galim tada prieiti išvados. Ir ar darbuotojas yra nemokantis bendrauti, ar siekia sužaloti mane kaip kolegą, ar ten pavyzdžiui, Vilnių kaip vadovą ir panašiai. Tai tikslingumo klausimas turi būti keliamas visada, vertinant, ar tai yra psichologinis smurtas ar ne. Socialiniai santykiai, čia tokie atsitinka taip, kad pavyzdžiui, gali būti vienas kolega atjungiamas nuo viso kolektyvo. Tikrai taip gali būti. Ir pavyzdžiui, jeigu jisai yra nekviečiamas į susirinkimus, jam nekviečiamas į bendrus susitikimus, tai čia yra problema, kadangi žmogus yra atskiriamas nuo bendro kolektyvo, kas yra darbo funkcijų vykdymas ir panašiai. Bet gali būti ir taip, kad kalbant apie, pavyzdžiui, skaidriai 3 punktą, kad darbo vieta perkeliama nuo kitų į kitą patalpą. Tai gali būti, kad darbo organizavimo kontekste darbuotojas turi būti perkeltas į kitą patalpą nuo kitų, nes, pavyzdžiui, dirba 2 kolegos, abudu labai puikūs specialistai, gerai dirba, bet tarpusavį nesutarė. Ateina vienas, pavyzdžiui, prisirūkęs ir kitam smirdi.
dėl to kyla, mini konfliktai, nesusipratimai, vienas kitą erzina. Tai negalim vertinti, kad tokių darbuotojų išskyrimas galėtų būti psichologinis smurtas, nors pagal Lymano kriterijus, perkeliamas vieną darbuotoją į kitą vietą, jis jau atrodytų kaip neigiamas veiksmas, bet tikrai tokių darbo organizavimo aspektų galim imtis vien tam, kad ne tik tai, kad vien tam, kad nesipyktų ir taip, irgi tą psichologinio smurto prevenciją kažkiek tai galim pasiekti, nes jeigu tokius darbuotojus paliktume toliau, nors ir puikūs specialistai, niautis tarpusavį, tai gali būti, kad vieną dieną susimus kolegos ir panašiai. Tai, kaip ir sakiau, ne kiekvienas darbo organizavime priimtas sprendimas yra psichologinis smurtas. Socialinis autoritetas, tai čia turbūt turim prisiminti kiekvienas, kad darbo santykiai yra išimtinai profesionalūs. Tikrai juos sudėtinga kartais atskirti ir nuo privataus gyvenimo, nes daug dalykų ir persipina. Tai galim per šitą kriterijų vertinti tai, kad, pavyzdžiui, jeigu vienas kolega nemėgsta, kai erzina, mėto juokelius kažkokius, tai vėlgi darbdavys turėtų būti proaktyvus tokiais atvejais ir neleisti, kad tokie juokeliai ir vyktų, todėl kad gali vėlgi vien tai, kad tas kolega, kuris nemėgsta atitinkamų juokelių, gali būti engiamas vien todėl, kad jam nepatinka tokie juokeliai. Ir tas vėlgi gali išsirutulioti į viso kolektyvo nusistatymą prieš jį ir panašiai. Tai vėlgi, čia kaip ir nors ir savokai kalbėjom, kad nelabai aišku, kas yra grėsmė psichologinio smurto, bet čia jau galėtų būti apie tai, kad jeigu mes matom, kaip vienas darbuotojas nemėgsta juokelių iš jo, tai darbdavys turėtų numatyti, kas gali kilti iš to, jeigu tokie juokeliai jo atžvilgiu tęsis. Profesinė veikla, kalbant apie, pavyzdžiui, beprasmes užduotis. Ne kiekviena užduotis gali būti beprasmė, bet vėlgi turėtume atsakyti klausimą apie kryptingumą ir tikslą tokių, tarkim, užduočių skyrimo. Tai pavyzdžiui, darbuotojui duodama užduotis kiekvieną dieną, kokiam, pavyzdžiui, biuro administratoriui suskaičiuoti, kiek yra sunaudojama popieriaus per vieną dieną. Atrodytų labai tokia užduotis nereikalinga, bet jeigu, tarkim, tikslas yra išsiaiškinti, neišsiaiškinti, bet turim įtarimą, kad kolega iš kito kabineto dėžėm vagia popierių, tai turbūt gal ir ne tokia jau beprasmė ta užduotis, tai ir nereikėtų dėl tokios užduoties pykti. Tai vėlgi labai kiekvieną skiriamą užduotį, jeigu kalbant apie profesinės veiklos šitos kriterijus, reikėtų vertinti, koks tikslas yra tokios užduoties, ar sąmoningai siekiama kažkaip užgauti darbuotoją ir aš įsivaizduoju, kaip turėtume patys jaustis, jeigu reikėtų kiekvieną dieną skaičiuoti, kiek popieriaus sunaudojam. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, tikslingumas visada turi būti nustatytas. Kalbant apie sveikatą, tai skaidrėje matom kelis pavyzdžius apie fizinę prievartą. Tai bet koks fizinis kontaktas darbe, jisai negali būti. Tai nei fizinis, nei
nei fizinė prievarta, nei bet koks kitas fizinis kontaktas, na, darbe vertinamas yra blogai. Tai apie kriterijus Lymano tiek, tai turbūt galim prieiti bendros išvados, kad tikslingumas visada kiekvienu veiksmu turi būti įvertinamas. Na ir turim dar tokį Alporto netoleracijos skalę. Tai čia tikriausiai galim per neapykantos kalbos prizmę įvertinti. Na, kad būtų lengviau įsivaizduoti, kas čia norima šią skaidrę pasakyti, tai mano minėtas atvejis apie juokelius. Tai, kad, pavyzdžiui, turim vieną kolegą, kuris, na, nuolat mėto visokius juokelius ir niekam jie netrodo juokingi. Na ir tada, kas atsitinka, tai jeigu toks darbuotojas, na, mėto tos juokelius, kiti pradeda jo vengti, nes aišku, nejuokinga, kažkaip nebenorim su juo bendrauti, na ir kai nenorim bendrauti, atsitinka taip, kad pradedam jo, tarkim, nebekviesti į bendrus pietus, kaip nors anksčiau buvo priprasta, kažkaip diskriminuojam, kad jisai, na, nebetampa tokia kolektyvo dalimi, kaip buvo. Na ir galiausiai atsitinka taip, kad dar ir jo juokelius apsukam prieš patį jį, na ir iškrečiam jam kažkokį pokštą, kad jisai, na, patikrint, pasižiūrėti, kaip jisai pats vertina savo, na, kažkokį juokelį jo atžvilgiu. Na ir galiausiai tokius, tai, na, kalbant apie diskriminaciją, dar nuteikiam ir vadovus, kad tas, kuris mėtė tos nejuokingus juokelius, yra kažkoks netoks ir nepritampa kolektyve. Na ir galiausiai prieinam prie to, kad darbuotojas arba išeina, arba yra, na, atleidžiamas iš darbo, na, tai reiškia iš principo, kad yra sunaikinamas. Tai neapykantos kalba rimtas dalykas, psichologinis smurtas, per jį dažnai išsirutulioja. Na ir teisiniai kriterijai. Tai, kaip ir sakiau, kvalifikuoti psichologinį smurtą galima per šios kriterijus, kurie skaidriai. Tai veika. Tai, kaip ir sakiau, visais atvejais psichologinis smurtas yra tikslingas. Na, tai mes norim sužaloti žmogų, kaip Vilius mėgsta kartais pasisakyti, paimam lazdą ir daužom per kuprą. Tai su psichologiniu smurtu lygiai taip pat, kad jeigu skiriam kažkokią, tai kalbant apie užduotį, kažkokią tai užduotį, tai ne todėl, kad ją reikia atlikti, o dėl to, kad norim, kad darbuotojas pasijaustų blogai, norim jį užgauti, norim jį kažkaip diskriminuoti ir panašiai. Čia turim pavyzdį gyvą, yra tokia byla, kai darbuotoja, na, turėjusi neįgalų vaiką, prašė atostogų, prašė nemokamų atostogų, darbdavys nedavė, tuomet galiausiai darbdavys parengė atleidimo dokumentus, na ir darbuotoja buvo atleista be jokių naudų. Ir čia, na, ką matom, kad darbuotojas būdamas, na, bejėgiškos būklės, tiesiog nebeturėdamas jokio pasirinkimo, nes, na, reikia pasirūpinti neįgalių vaikų, priima tokį, tai, na, faktą, kad yra atleidžiamas, nes tiesiog nebėra kito kelio. Tai vat galėtų, na, čia daugiau pavyzdys per diskriminavimo prizmę ir byla nuėjo per diskriminavimą, bet tikslingumas gali būti, na, paaiškinamas per šią bylą. Veikimu ir neveikimu, kaip gali pasireikšti, tai kartu su darbo kodekso pakeitimais problema išsisprendė. Dabar atsirado ir neveikimas kaip veikos pasireiškimo būdas. Na ir čia galim kaip pavyzdį įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, darbdavys ignoruoja, na ir nieko nedaro dėl
saugos ir sveikatos reikalavimų. Tai nerengia tvarkų, neorganizuoja mokymų, ignoruoja darbuotojų pranešimus apie psichologinį smurtą, nors turi pareigą daryti viską. Tai ir čia vėlgi turim Lymano paminėtą pavardę skaidriai. Tai darbo kodekso pakeitimas išsprendė dažnumą, nes anksčiau buvo vertinama, kad netrumpiau kaip pusę metų turi pasireikšti psichologinis smurtas ir nerečiau kaip kas savaitę. Tai dabar turim tą dažnumą tokį, kad ir vienkartinis veiksmas gali būti vertinamas kaip psichologinis smurtas. Dėl aplinkos jau ir kalbėjom, tai pagal darbo kodeksą tai gali būti aplinka visur, tai ir socialiniai renginiai, darbo vakarėliai, darbo funkcijų atlikimo vieta, komandiruotės, darbas pakeliui, kelionė į darbą ir panašiai. Ir čia kalbant apie profesinės rizikos vertinimą, Vilius jau šiek tiek užsiminė, tai kad psichologinis smurtas yra ne kas kitas kaip psichosocialinis rizikos veiksnys. Ir čia darbdavys turi pareigą per du tokius dalykus. Tai pirmiausia, atlikti profesinės rizikos vertinimą, kurį atlieka profesionalai, gali būti kurie parengia klausimyną, darbuotojai atsako ir vertinama profesinė rizika. Ir vėliau darbdavys turi pareigą tikrinti darbuotojų emocinį klimatą ir darbo santykių eigoje. Neužtenka vieną kartą atlikti profesinės rizikos vertinimą ir tuo pasibaigia darbdavio pareigos. Bet darbdavys turi nuolatos klausti, kaip darbuotojai jaučiasi. Net ir pas mus biure karts nuo karto yra praleidžiamas 3-5 klausimų laiškelis, kur darbuotojai atsako į klausimus, darbuotojai ir mes, kolegos advokatai, atsakome klausimus, kaip jaučiame. Nereikia 100 klausimų anketos tam, kad jausti, kaip darbuotojai jaučiasi savo darbo vietą. Užtenka tikriausiai klausimo, kaip tu jauties. Tai pasekmes, tai kaip ir minėjau, tai pasekmes nėra būtinos. Tai vien to, kad pasekmes gali kilti, užtenka, kad būtų galima kvalifikuoti psichologinį smurtą. Ir tarpusavio santykiai, taip, tai čia mintis tokia, kad psichologinis smurtas gali kilti tiek tarp kolegų, to paties pavaldumo, gali būti psichologinis smurtas atsirasti ir tarp vadovo ir pavaldinio ir gali migruoti visai, gali vadovas taikyti psichologinį smurtą darbuotojui, gali būti darbuotojas kaip agresorius ir mobinti vadovą, gali vienas prieš visus, visi prieš vieną ir panašiai. Tai nėra vienos taisyklės, kaip psichologinis smurtas migruoja, sakykime, įstaigoje. Ir toliau kalbant apie, čia daugiau jau galim net ir šiek tiek baudžiamosios teisės turbūt kvapo jausti, kaip psichologinis smurtas gali būti identifikuojamas. Tai, kaip ir minėjau, psichologinis smurtas tik kaltais veiksmais. Tai kaltės formas matom skaidriai, tai čia neatsargumas, bet kalbant apie tyčią, tai mano minėtas pavyzdys, kai savo elgesiu kolega nori sužaloti kitą kolegą ir suvokia, kokie padariniai kils ir sąmoningai jų siekia. Tai kalbant apie tyčią. Kiti atvejai gali būti, kaip pavyzdžiui,
vadovas, na, čia kalbant apie neatsargumą, tarkim, į planybės nesileisim, bet kiti atvejai gali būti, kaip pavyzdžiui, vadovas mato, kaip kitas kolega uja kitą kolegą, numano, kad gali kilti pasekmes, bet nesikiša ir leidžia tam vykti ir tikrai numato, kad mobingo incidentas gali būti užfiksuotas. Bet dėl to nieko nedaro ir tikisi, kad taip ir praeis. Arba, pavyzdžiui, darbdavys gauna laiškus darbuotojo, kad prieš jį yra taikomas psichologinis smurtas, bet vėlgi neatsako ir tikisi, kad taip ir kažkaip išsispręs ta problema ir nereikės darbdaviui įsikišti. Tai čia kalbant apie kaltės formas. Na ir kalbant apie, čia šiek tiek kalbėjau skaidrės, pamiršau perjungti, bet kaip ir Vilius sakė, tikriausiai pasidalinsim skaidrėmis, tai rasite tą, ką pasakiau. Na ir pagrindinis dalykas tai yra, kaip atskirti psichologinį smurtą ir priekabiavimą nuo kritikos darbe, nes dabar Vilius turbūt neleis man sumeluoti, kad kiekvienas, bene kiekvienas atleidimas iš darbo yra siejamas su psichologiniu smurtu ir reikalaujama neturtinės žalos dėl psichologinio smurto, arba bent jau sąvokos kaip psichologinis smurtas prieš mane buvo naudojamas, pasitaiko procesiniuose dokumentuose. Tai kritika, vėlgi, turim vertinti tai, kad esant profesionaliam santykiam, darbiniam, turi būti reiškiama labai profesionaliai, be balso kėlimo ir panašiai. Darbuotojas turi priimti informaciją, kad gali jis ir netinkamai atlikinėti savo darbo funkcijas ir darbdavys turi pareigą informuoti tokį darbuotoją, kad jisai kažką netinkamai daro. Kaip gali būti vertinama, ar tai psichologinis smurtas ar ne, tai ir skaidriai šiek tiek paminėta, kad pavyzdžiui, jeigu darbuotojas vertina, kad, pavyzdžiui, moteris negali atlikti statybos darbų ir per tai bando paaiškinti, kad darbas yra netinkamai atliekamas, vertinant per diskriminavimą, tai jau gali sukelti problemų. Tai turbūt iš mano pusės tiek, nežinau kaip čia su laiku. Turim šiek tiek laiko klausimams, ar tokių būtų. Ačiū labai, Aiste, už ekspertinės įžvalgas. Tikrai dabar lengviau įsivaizduoti, kas tas psichologinis smurtas. O klausimą turime vieną ir aš pats dar turiu trumpą klausimą, tokį praktinį. Ką galima padaryti, tarkim, aš dirbu kolektyve 50 žmonių, ir jaučiu, kad galbūt prieš mane yra jau ten kažkiek psichologiškai smurtaujama. Tai koks mano pirmas veiksmas turėtų būti, sprendžiant šitą situaciją kaip darbuotojui? Tai pirmiausia, gal net nėra tiek svarbu, ar darbovietė yra patvirtintos tos tvarkos, visokios pranešimų ir panašiai, tai bet kokiu atveju informuoti darbdavį apie tokius psichologinio smurto pasireiškimus. Tais atvejais, kai tvarkos yra, tai nors ir mano minėtas tyrimas parodė tokius rezultatus, kad nebūtinai darbuotojai apie tai žino, bet jeigu žino, tai ten turėtų būti nurodyti kontaktiniai asmenys, kurie priima tokius skundus, galbūt net ir anoniminius. Tai kreiptis ten, bet kokiu atveju, mano siūlymas neslėpti tokio elgesio netinkamo su manim kaip darbuotoju ir visais atvejais pranešti ir, kaip ir sakiau, būti empatišku, vardan ne tik tai savo gerovės, bet ir bendro psichologinio klimato.
Tai ačiū tau už atsakymą ir turime vieną klausimą iš klausytojų, kur čia gal Vilius galės pakomentuoti, nes jisai kalbėjo apie sprendimų, darbuotojų traukimą į sprendimų priėmimą. Tai Kęstutis klausia, ką daryti, kai administracija ant popieriaus dirba idealiai, o natūroje pastangos minimalios, kai bendravimas su profsąjungomis tik tai formalus, atsakoma ne į klausimą, ne į temą, vykdomas informacijos aktyvus slėpimas, sprendimų priėmimas vykdomas nesitarus su darbuotojais ir profsąjungomis ir kai darbo inspekcijos pozicija į tokias profsąjungų pretenzijas, kad viskas vyksta pagal įstatymus. Tai Viliau, kokia tavo nuomonė, ką tokiais atvejais galima būtų padaryti? Iš klausimo akivaizdu, kad socialinis dialogas kabutėse neblogai vyksta. Šiaip tai aš čia gal pasakyčiau taip, čia gal yra tam tikros kritikos ir darbuotojų atstovams, ar ne? Nes įstatymai numato visą eilę instrumentų, nerašinėt skundus darbo inspekcijai, kurios net ir kompetencija turbūt ne visada traukia, ten kištis į socialinį dialogą ir taip toliau. Bet kodekse yra numatyti atvejai, kada informavimas, konsultavimas yra privalomas ir aš suprantu, kad kartais būna toks bejėgiškumo jausmas darbuotojams, kada darbuotojai turi tam tikrus intereso lūkesčius, kurie intereso, ne teisės lūkesčius, nes teisės lūkesčiai yra ir jie ir yra vidiniuose dokumentuose, yra tam tikros taisyklės ir panašiai, bet intereso lūkesčius, pavyzdžiui, intereso lūkestis yra norim didesnių algų, ar ne, čia niekaip teisiškai nėra pagrįsta, bet tiesiog žmonės nori didesnių algų. Ir, kadangi resursai riboti, ne visada yra atliepiamas tas pageidavimas ir iš to kyla tam tikras konfliktas. Tai aš čia sakyčiau, kad kiti teisiniai instrumentai, kurie numatyti tiek profsąjungų įstatyme, tiek ir pačiam darbo kodekse, nes jeigu darbdavys pažeidžia informavimo, konsultavimo procedūras, ignoruoja darbuotojų atstovus, yra numatyta procedūra kreiptis į darbo ginčų komisiją ir reikalauti darbdaviui baudos, bauda iki 3000 eurų darbuotojų atstovų naudai, profsąjungų naudai. Tai toks dalykas yra ir čia turbūt irgi tokia praktinė įžvalga, atsakant į klausimą, ar mes čia tai bandėm daryti ar ne, nes mūsų praktika yra tokia, kad jeigu darbuotojų atstovai vis tik yra aktyvūs ir imasi tokių veiksmų, čia gal net ne tiek svarbu, kas čia teisus ir kaip išsispręs ginčas, čia ne tas turbūt yra tikslas, ar ne? Jau pačio ginčo perkėlimas jau į teisinę platformą, jisai jau indikuoja, kad kažkas blogai su socialiniu dialogu ir pati situacija tampa labai nepatogi tam pačiam darbdaviui. Nes jau pačio ginčo buvimas, kadangi tai yra vieša, čia yra ir turbūt reputacijos klausimas ir visi kiti klausimai, truputėlį bent jau iš mūsų praktikos pagrąžina darbdavį realybę ir kažkaip, aišku, mes niekada neišsisprendėm, visada susitaikėm su tam tikrom sąlygom, bet po tokio dantukų parodymo situacija pasikeičia organizacijai ir pasidaro kažkas truputį geriau. Nereikia įsivaizduoti, kad viskas čia apsivers nuo rytojaus ir pasidarys gerai. Todėl, kad teisę gali ginti teisiniam priemonėm, interesą teisiniam priemonėm sudėtingiau yra apginti, daugiau yra kiti teisiniai instrumentai, tokie kaip boikotai, streikai, tas, kas vyksta, mes turim tokių pavyzdžių, ar ne? Kiti spaudimo būdai, kada darbdaviai šiek tiek paspaudžia darbuotojai, kas yra mano manymu labai sveikas procesas, nes darbuotojų atstovai tam ir yra, kad jie gadintų šiek tiek kraują darbdaviui, tam, kad progresas įvyktų darbo santykiuose ir kultūra gerėtų. Tai aš galvoju, kad čia labiau adresatas ne tas, nereikia ieškoti kažkokios panacėjos darbo inspekcijai, kadangi tai yra kontrolės institucija, kuri kontroliuoja, ar nėra darbo teisės pažeidimų ir darbų saugos darbe pažeidimų.
Ir gali būti taip, kad mes dabar derame, kalbam apie klausimą, aš sakau, kad mes čia dirbsim taip ar kitaip, arba darysim taip, ir pateikiu savo argumentus. Gali būti taip, kad darbuotojams tai ir nepatinka. Gali tai būti. Mano darbas yra įtikinti ir įrodyti, kodėl tokį sprendimą darom. Darbuotojų teisė yra išsakyta abejonės, kodėl jiem nepatinka. Jeigu nepatinka dėl to, kad yra galimi interesų pažeidimai, teisės pažeidimai, neužtikrinsim garantijų, nesudarysim sąlygų ten derinti šeimos su darbu, ten kvalifikacijos kelimui bus blogai, dar tų nėra pasiekmių, bet jos gali kilti, ar ne? Tai darbuotojai išsako tokius dalykus, tai yra suprotokoluojama. Galutinis sprendėjas vis tik yra darbdavys. Ir jeigu atsitiks tokia situacija, kada darbuotojai yra išsakę savo dvejonės, kad taip gali būti problema ir ta problema įvyks, tada mes turėsim jau teisinį ginčą, kuriame darbdaviui bus labai nesaldu. Todėl, kad jis žinojo iš anksto, kad tai bus, jam darbuotojai sakė, kad tai bus. Bet jisai autokratiškai priėmė tokį sprendimą, reiškia prisiėmė visą atsakomybę. Ir atvirkščiai. Jeigu mes, pavyzdžiui, turim gerą darbuotojų įtraukimą ir darbdavys dėl darbo organizavimo priima tokį pilką, nes darbo teisė juoda balta nėra, labai dažnai pilka tokia ant ribos teisėtumo, neteisėtumo važiuojam, ten tie viršvalandžiai, ten krūviai, ten visokie pilkų zonų labai daug. Ir jeigu mes, darbdavys pasiekia kompromisą ir priima sprendimą, kuriam darbuotojų atstovai pritarė, radom bendrų taškų. Ir vėliau įvyksta kažkoks, kad ir ginčas dėl tokio sprendimo, ten individualus ir taip toliau, tai tokiam ginče turbūt visai nieko ateiti su tokia pozicija, kad mes čia priėmėm tokį sprendimą, bet mes su darbuotojais buvom suderinę, pasiekę kompromisą ir kad čia ne aš tas esu blogas, kur priėmiau sprendimą, čia mes bendrai taip nusprendėm. Tai reiškia, aš kaip darbdavys pasidalinu tiesiog atsakomybę. Tas socialinis dialogas yra labai geras instrumentas vadovui nelikti vienam kaltam. Ir tai, mano galva, visai neblogai veikia. Tai, man atrodo, čia tik adresatų klausimas, ar ne? Nes teisinių instrumentų tikrai yra, bet ko nėra greičiausiai, darbuotojų atstovai dažnai neturi pakankamos kompetencijos, neturi resursų, ar ne, galbūt trūksta žinių kažkokių tai ir dėl to pagaliau laiko neturi, nes tai yra visuomeninė veikla. Tai ir čia tada atsiranda tas trupučiuką abejingumas, o, sakau, turim daug gerų pavyzdžių, kur tikrai stuburą parodė darbuotojų atstovai ir nesvarbu, kaip ten išsisprendė, bet postumis geresnio socialinio dialogo link tikrai vyko. Tai labai ačiū, Viliau, už atsakymą. Turime ir dar vieną klausimą, tokį labai praktinį iš Vilmos, gal Aiste, tu atsakysi. Ar kai pats daraisi arbatos ir pasiūlai jos kitiems kolegoms, tame tarpe ir šefui, ir nunešimas jiems padarius, jos gali būti laikomas kažkaip nederamas dėmesys, net jei to nenori? Tai įdomu, ar iš... Aš tai savo asmeninę nuomonę pasakysiu, man atrodo, paslaugumas ir draugiškumas dar niekada neturėjo būti vertinamas kaip nederamas elgesys. Nebent arbatą nori ant kelių užpilti, bet nevertinčiau kaip nederamą elgesį, tikrai ne. Taip, gerai, tada kitas klausimas mūsų yra, ar išstūmimas iš darbo komandos be jokio paaiškinimo gali būti vertinamas kaip psichologinis smurtas, jei sukelia neigiamą poveikį darbuotojo savijautai ir pasitikėjimui savimi? Čia šiek tiek gal konteksto trūksta, sunku pasakyti, kas už to, bet pats išstūmimas iš kolektyvo, aš jau šiek tiek minėjau, kad jisai nevertinamas gerai, ypač kai nežinai, kodėl taip įvyko. Ir tas komunikacijos nebuvimas dažniausiai ir yra blogas elgesys, kai darbuotojas nežino, kodėl taip įvyko. Tai trūkstant šiek tiek konteksto sunku atsakyti taip normaliai, bet neskamba labai tinkamai, kai darbuotojas nežino, kodėl taip įvyko. Ačiū.
Taip, toliau mūsų 4 klausimas. Ar teisėtas darbdavio prašymas pildyti lenteles kiekvieną dieną ir vardinti atliktus darbus? Tai aš irgi gal šiek tiek pakomentuosiu. Man pati kontrolė darbo nėra blogas dalykas. Ir mes lygiai taip pat vedam, kiek darbų padarėm ir darbdavys mato, ne darbdavys, seniūnas gali pasakyti, kiek mes darbų padarėm ir taip toliau. Bet čia vėlgi reikėtų per kontekstą vertinti, ar tai nėra vienas konkretus darbuotojas kaip taikinys, kuris tas vienas turi atsiskaityti. Tai šiaip reikalavimas teisėtas, gali būti taip, bet vėlgi šiek tiek reikėtų daugiau informacijos, bet ar, kaip ir sakiau, ar nėra nustaikyta į vieną konkretų darbuotoją. Ačiū tau. Taip, tada yra Linos klausimas, čia aš turbūt galėsiu atsakyti. Jinai klausia, koks galiojantis teisės aktas gydymo įstaigos administracijai suteikia teisę nutraukti sutartį dėl tolimesnio paslaugų teikimo smurtaujančiam pacientui. Tai, ką ir kalbėjau pradžioje, yra pacientų teisių žalos atlyginimo įstatymas ir 12 straipsnį 9 daly to straipsnio yra numatyta, kad paslaugų teikimas pacientui gali būti nutrauktas, jeigu jis kelia pavojų savo aplinkiniam pacientams arba trukdo tai paslaugas teikti kitiems pacientams. Čia taip grubiai formuluoju, bet esmė jo yra tokia. Tai vat ir yra toks teisės aktas, pacientų teisių žalos atlyginimo įstatymas, konkrečiai 12 straipsnis. Toliau kitas klausimas. Jei mobbingas tik tada, kai yra sąmoningas, tai ar neužtenka pasakyti, kad čia išsigalvoja, nebuvo siekio sukelti psichologinio smurto? Kaip tada, jeigu tai pasakytumėm? Čia turbūt skaitytojas, klausytojas jo tikslinasi apie argumentavimą, ar ne? Tos šalies darbdavio arba kažko, kas daro mobbingą, jeigu atsimušinėjom su tokiais argumentais. Man atrodo, kad tai gynybinė pozicija visada bus tokia, kad išsigalvoja, ne? Tai ir įrodinėjimas, smurtaujančiam, nesmurtaujančio pareiga yra įrodyti, kad nebuvo, bet yra to kaltinamo aukos pareiga įrodyti, kad psichologinis smurtas buvo. Tai neužtenka pasakyti, kad darbuotojas, smurtaujantis, neturėjo intencijos, todėl kad ne jam pareiga yra nustatyti, ar psichologinis smurtas buvo. Ačiū, Aiste. Tai klausimas Linos, ir aš galėsiu atsakyti, ar teisėtas būtų įrašas paciento medicininiuose dokumentuose apie paciento elgesį konsultacijos metu. Tai, irgi kontekstualus labai klausimas. Paciento medicininiuose dokumentuose mes galime fiksuoti jo elgesį, jo nuotaikas, jeigu pacientas agresyvus konsultacijos metu, tai jokio teisės akto mes nepažeisim, jeigu tai ir užfiksuosim, ar tai ambulatoriniai korteliai, ar tai stacionaro gydymo istorijai. Klausimas, kiek detaliai mes tą elgesį aprašinėsime ir kiek tenai paciento elgesį ten dokumentuosime. Bet jeigu mes norime kaip gydytojas apsidrausti ir savo atsakomybę apsiriboti, kai mes nesuteikiam konsultacijos pacientui dėl jo agresyvaus elgesio, tai mes būtinai turime nurodyti, kad tas pacientas agresyviai elgesi ir mes dėl to negalėjome jo patenkinti prašymo ten ar nedarbingumo pažymėjimo išduoti, arba ten antibiotikų pratęsti ar dar kažko. Ir paskutinis klausimas, Ievos, kaip vertintumėte vertimą klinikos vadovo dalyvauti klinikos posėdžiuose darbuotojus, kurie tuo metu nedirba, nedarbo metu? Ar tai teisėta? Vėl aš labai trumpai atsakysiu. Tai dalyvauti klinikos posėdžiuose yra darbdaviui pareigojimas ir jei tai nėra nedarbo metu, tai yra darbo laikas, tai darbuotojas turi teisę reikalauti už tai, kad būtų jam atlyginta ir apskaitomas darbo laikas. Priešingų atveju
Tai yra darbuotojo darbas nenustatytų grafikų, o tai reiškia, kad galima pareikšti pretenziją už tai gauti dvigubą atlyginimą pagal darbo kodekso 144 straipsnį. Tai darbdavys negali reikalauti darbuotojo būti darbe nedarbo metu. Labai aišku ir išsamu, ačiū Viliau. Tai ką, kadangi visus klausimus jau atsakėm, mūsų webinaro laikas praėjo, tikimės, kad klausytojams buvo įdomu ir naudinga ir išgirdo aktualios informacijos ir nuo šiol žinos ir kaip organizuoti darbus ir kaip ginti savo teises ir užtikrinti sveiką psichologinį klimatą darbovietėse. Tai ačiū labai visiems klausiusiems, taip pat labai ačiū Viliui ir Aistei, kad pristatėte, pasidalinote įžvalgomis, na ir ką, susitiksime turbūt jau kitais metais naujam webinarų cikle. Atsisveikinu ir linkiu geros dienos. Viso gero.